o nereiks išbrauksit. Ne. Tai va, Maniežos gatvė. Jis šiandien išlaikė pavadinimą, kad va, Maniežas. Kodėl Maniežas? Gal tos gatvės buvo didelis rusų, kariuomenės poligons. Ir ten žirgus visus muštravojo, Taip. žirgams, kai tas buvo. Ten buvo didelis labai plots, ten buvo rusų kariuomenės poligons ir ten pagrindė būdavo arklė. Tai aš atsimenu, kaip senelė, senutė Šukienė, man gal buvo 8 metai, jie jau apie 90 metų pasakoja, kad skaitas kareiviai tik būdavo rusų kariuomenė ir į arklius laikė, o tiem arkliam atveždavo cukrą, rudą cukrą arkliam. Tai ką gatvelai žmonės neždavo jiem lašinių, tiem kareiviam duodavo, o jie duodavo tą cukrą. Skaitas, jis geras cukrus, viską tik tiek, kad jis rūds, va. Tai sakydavo, mainydavo ant lašinių. Dėl to aš žinau, kad tai buvo kariuomenė. Kariuomenės poligons labai didelis. Va. Ir kaip žmonės sakydavo, kad gatvelos valangai būdavo visi aptaškyco, ką kazukai. Kaip joj, tai duoda ar važiuoja, lanks gatvelai žmonių aptaškydavo. Ir skaitas buvo, kareivė par to gatvelą. Ir tą gatvelą išsilaikė po šiai dien Maniežas. Dėl to, kad Maniežas tai buvo arklių auklėjams, kaip ten dabar, treniravėms arklių. Va. Ir dabar, buvo kas buvo, praėjo kiek laiką, dabar ten žemės buvo plungenis žemė, va, ir daugiau tą plungenę statė namų savo. Statė namų, išalimas tenai, žinot, tas namelis dabar sugriuvęs, apibuvęs, ir pradėjo kast ir išsikasė kaulų, daugybė žmonių kaulų ir kaukulių. Tai aš aš padalyvavau. Mums labai įdomu buvo, kad kaulų, iš kur tų žmonių kaulų tiek tenai toj duobėj. Tai vaikai, kur berniukai, tai tos kaukuls nešioja, ten Rusteikos gyvena šalimas, tvoras vaiką apkarstė kaukulom, viską, kol tėvai nepamatė. Kai tėvai pamatė, suėmė tos vaikas ir nebedavė. Vieno kaukulai, tai tos plungenės doktoriai dabar Janzonė gyven Karčiamų kaim. Buvus mokytojai, dabar pensininkė, jau mes su jaičiu kartą ir aiškiname, rodė to vieto, kur buvo iškasti kaulą. Tai buvo to kaukolą nusinešę mokyklai, gamtos mokytojams davė to kaukolą, kaip gamtos pamokos vykdavo. Va. O mes lakstydavom irgi matėm to, kaip berniukai, mes su mergaitės tą nedarėm, bet berniukai tai buvo apdėję tvoras su kaukolėm. Tai tėvai, kai sujuda, liepia surinkti visus kaukus, bet kur juos pakavoja, aš nebeatsimenu. Ar juos šedos kapinės, bet tų kaulų tik tiek, va, ten gali būti daugiau tų kaulų palikti. Tai va, toks prisiminims mano pačios, aš atsimenu labai gerai to duobę, į tos kaulus, į kad vaikai nešioja. O tai kuriais metais čia buvo? Kokiais metais buvo, kamat aš į mokyklą jau ėjo, kokie 37 gal metai. Gal kokie 37 metai. Apie tiek, 7 ar 8, matą, kai mes į mokyklą jau ėjome. Va, o mokykla būdavo
nuo 8 metų, nu įvairiai būdavo, kai kas laiką turėjo, tas vėja. Tai va, to aš labai atsimenu. Labai gerai atsimenu, kad labai daug tų kaukulių buvo, daugiau tėvai surinka tos kaukulius, bet kur juos palaidoja, aš nebežinau. Jie nuvežė į Šeduvos kapines, užkasė, bet aš tą pasakyti nebegaliu. Bet kad liepamų vis kaukus surink, sudėję ir juos kažkur palaidoja. Esu kuniga, be kuniga aš tą ir nebegaliu, man tas nerūpėjo. Tik tiek, kad žinau, kad negalima buvo tų kaukulių nešioti, tėvai barė, surinka į juos kažkur palaidoja. Nu, tai dabar, suprantat, va, tai va, šitas poligons buvo, išalita poligoną, va, skaitas daugiau tų žemė, jau kai buvo žmogus, tai ten prie tą poligoną ir buvo tie sukilėliai suvežti į užkasti. Sukilėliai. O tai čia žmonės taip kalbėjo? Kaip? Iš kur jūs sprendžiat, kad ten buvo sukilėliai? Nu tai iš kur šitie gal sukilėlis? Tai sakydavo, žinot, nesakydavo, kad sukilims metėžis. Buvo Šeduvo metėžis ir žmonės metėžnieks sušaudė. Nu taip seni žmonės šnekėjo? Tai žmonės šnekėjo. Taip žmonės šnekėjo, va, aš sako, toks senutė Šukienė, man, nu gal 7, 8, jai apie 90 metų buvo, tai mes jos žmonės domėjęs, iš kur tie kaulai. Tai pasakė, kad čia metėžnikai. Nu, nevadina sukiliom, nieks nevadina. Metėžis buvo metėžis ir per metėžį sušaudys žmonės suvežė čia į sulaidoje. Metėžnikai, va taip. Tai va buvo. Nu, tai va, nu, tai, o kad tikrai buvo šitų kariuomeniai poligonai, tai va, į tą gatvę liūdnikė pasilieka, kad Maniežas gatvė. Kodėl Maniež vadydavo? Dėl to, kad Maniežas buvo, gal gatvės buvo caro kariuomenės Maniežas. Žirgai stovėjo, į jų poligonus buvo. Ir va, tenai buvo tie metėžnikai palaidoti. Tai va, atradau medžiagą, kad čia kaip tik Šeduvoje buvo sušaudytas toks Albinas Danauskas. Nu. Neteko girdėti? Kad žinot, tokiam amžių pavardė tai negirdėt. Man Danauskas. O jie ten prie Aušrienų kaime kaip tik jisai ir nužudė tokį Karpą Kirjanovą. Už ką už bausmę jį sušaudė Šeduvoj. Šeduvo, nu tai va. Į čia suvarė Legečių kaimą, visą Šeduvos miestiečius, Baisogalos ir apylinkių kaimų, kad stebėtų šitą bausmę. Tai greičiausiai ir galėjo būti tam poligone. Nu tai aišku, tam Nes ten dideli laukai buvo. Kažkur nerankėje, šių vieno vieto užkasė, sušaudė ir užkasė. Tai. Poligons buvo. Va. Ir tie kaulai, jeigu dabar pakasas, tikrai tai visų neiškasė tie namo, kai statės, jau pradėjo kasinėti. O tas namelis dar ten likęs? Likęs tas namelis, ta gaspadinė, kur dabar paveldėjo to žemę, apsilaidys labai. Tai mes su tai mokytai, abidį mes vienmetį su jai, ir mes lakstėm su tom kaukolėm. Tai va, ir mes tam simeliu, tam paminklos saugai pranešėm. Nu, tai jis iš pradžio pasakė, gal čia bubelį, žinai, išmislai gal ko, bet tai buvo neišmislai, bet buvo tikras dalykas, va toti va galvą gali gludyti, kai mes matėm krūvos žmonių kaulų. Nu tai vadinasi, tam poligon gali sušaudę juos, va, į užkasę. Va, o tas namelis yra aprašęs dabar, mes prašėm, va čia yra jie prašyti viskas. Suprantat, kad norėjo daryti tyrims. Simelis mūsų pameiklaus saugų. Ta šeimininkė ne per kur neduod kasnės žemės.
aplaidinto žemė, to namelis apgriuvęs, tokius keurus, viską. Tegu perk iš manęs to žemė, tada aš duosiu. Bet kas iš tavęs to žemė perk? Ten panašiai apie 8 hektarų to žemės yra. Ir suprantat, ir tą žemę aplaist, į viską, jie nori parduoti, gauti pinigus. Bet jei tų pinigų nieks nenori duoti, dėl to, kad, kaip pasakyti, tą duobę, kaip pusę mano seklyčios. Dėl tos vienos duobės reikia pirkti visų žemę, kad duoti pakašnėti. Tai neduod. Ir daugiau taip nutyla viskas. O mes kaip pasiskelbėm, kai parašėm, čia va yra prašyti laikraštį, į laikraštį va yra prašyti, įdėti mano tie laikraščiai. Ir suprantat, Šiaulių Aušros muziejus irgi domėjosi 63 metų sukilimą. Tai irgi jos čia komentaras yra parašytas, kad tikrai yra manoma, kad prieš Šeduvos buvo sukilimą sušaudyti žmonės. Va. Tai va, yra jau ši nuotrauka, yra jos visą. O toj nuotraukoje šitą gatvę, tai čia gatvės pradžia yra, ar vidurys koks nors jau gatvės? Čia? Taip. Čia vaikėlė stovi tas senuliuks, jis mokins lietuviškai caro laikais. Ten turbūt gatvės gale gal jau tas ir maniežas poligonas buvo? Tai gale gatvės, tuščia, didelis žemės plotas buvo. O tai ten stovėjo turbūt kokie pastatai, turbūt arklidės? Nieko nebuvo, tuščia laukai buvo, ten jau buvo poligonas kariuomenės, gal tik kariuomenė, kai buvo pasistačius, kas žino. Kas tai dabar gali pasakyti? O kiek laiko tasai poligonas ten stovėjo, irgi nežinoma ar žinoma? Kada įsikraustė jie ten, tarkim? Tik kaip ruskiai daugiau. Iki pirmą pasaulinę turbūt gal karą? Masyt, gal kaip tai buvo. Kada vokiečiai tie turbūt... Aš šitą pasakyti nebegali. Aš neatsimenu tą sukilimą, nežinau, aš nebuvau gimsda. Aš tik atsimenu tuos kaulus, va. Ir kad sakė, kad čia metėžnikai. Sušaudyt metėžnikai. Va. Į to duobę vėsiu palaidoti, va. Tie kaulai išindida gal yra. Aš nežinau, kur tos kaukulius padėjo, kur iš mūsų surinka. O apie Adomą bitę šitos kraštos buvo girdėti? Tai šnekėjo, kad čia sako, pradeniks buvo ta Adoms bitė. Tai čia bitė Vaisogala, giminė, negiminė, klebons buvo. Bitė. Vaisogala. Jis iš to pačių bičių, bet to sakydavo. O daugiau, taip ir pasilika. Taip ir pasilika, tas pasistatė Pungenė Gryčių, gyvena. Tai tik sakydavo, kad vaidinas. Sakydavo, kad to vieto vaidinas. Vaidenas. Aha, sakydavo, kad daržinė, kur pastatė, tai visai šalimais, tai kažkokie šešėlė matas, kažkokie vaikščiai, tai sakydavo, kad pas Pungenį, tai prie daržinės vaidenas. Va to išnekėdavo žmonės. O ta Plungvikė vien, tai mano draugė buvo, jinai dabar yra tam gyven Karčamų kaime, Onė, Janzulinė, mokytojai buvo daugiau. Tai matot, tai va, o daugiau, kaip viskas nurima. Dabar vieno karto mes išvažiavom su ansambliu koncertuoti kaip būdavo ta dabar tai akademija vadinasi, muzikos akademija, o tai pakvietė. Buvo keletą kolektyvų, dabar šalimas sėdėjo prie manęs su Kesen Muterytė, visokių tai senų, jaunesnių, bet folklorą mes dainas dainavom. Dabar uždainavom mes dainą. Keli kėlo, žirgelį šėrio, užaušęs pabalnojo,
on pietų jojo, o kai aš jojo per žalio girio, nuo medžių rasa kryta, ant mano bėra žirgelė, saulutė švita, rasela krita, kirpelai sužvangėja, žirgelis sužvengėja. Mes tiek tie mokėjom ir suprantate, mes padainavom, labas sen dain, labas sen. Šalia mane sėdėjo tokia moterytė, tai kodėl sako, jūs visos dainos nedainuoja. Tai kad sako, mes tik tiek mokam, tik tiek pamokė. Ir sako, ne, sako, čia ne vis dain, sako, kai jojo į parlaukelį, šentpėvėlė dyvės, kas toks gražas joja. A čia liberėlės, laido keliais, atėvė agyrės kirtužėlės, atėvelė sūnelės, ne šalberėlės, ne gyrios kirtužėlės, tiek ne šalberėlės, ne kirtužėlės, tik ir tėvą užmiršom, susimaišė, tik ir tėvas sūnelis. Tai mes sakom, o jien tarmiškai dainuoja. Taip kaip mes šaduvį, taip jin, va, jin to dainuoja, antro dalį mums padainavo. Nu, įsušnekam. Sako, iš kur jūs žinote, mūsų tarmė į tos dainos galo. Sako, ašgi iš Šeduvos, mano tėvą iš Šeduvos, Lazutkos, išvežti 63 metais į Sibiro. Ten buvo, sako, Šeduvos ir Baisogalos kaimas. Ir mes gyvenam, aš tenai gėmiau, ir mano tėvai dainuodavo dainas, aš atsimenu tėvo dainas, jin dabar Lazutkaitė, bet jin buvo Šulienė. Va, jin gyvena Vilniuje pas dukro. Įsivaizduojat, kaip atėjo ta dain Šeduvo gims, nuvažiavo į Sibirą kaim pabuvo, tenai pabuvo, išmoko, parvažiavo atgal į Lietuvą, parvažiavo į Šeduvą. Lazutkaitė bus Šulienė. Tai labai mums daug dainų Šeduvui padainavo. Į kompaktą yra įrašyti su jos dainom. Žinokit, matot, kaip dain parvažiavo, o jin 63 metus, sako, buvo, tėva, aš radau straipsnį šį yra parašyti, kur buvo korespondentai nuvažiavę ir suprantat, buvo tam kaim, kad buvo ten kolkozai taip pat buvo, pirmininkas koks tai buvo, irgi lietuvių Šeduvos, tas traktoris pasigėrė, ir tas korespondentas buvo pasikvietė to Šeduvų, juk tas nusikaltą pagėrė ir pasakė, sako, va, yra iš Lietuvos atvažiavęs korespondentas, sako, kokia tau sarma, kad jis Lietuvą paimtų, pasakytų, kad lietuvis į Sibirą išvež gyvena, į pasigėrė, į nedirba, bet kokia tau būtų sarma, jeigu jis Lietuvą paimtų ir pasakytų apie tai. Nusakė, didžiaus buvo nuobaud jam, prisižadėjo daugiau gink Dievį Lietuvę vardą nebežemėt, niekad ne, tik tegu neskelb, tik tegu nepasaka, kad lietuvis Sibirą gėrė. Tai va yra čia prašyta, pas man viską aš surinko to medžiagą. Tai matot, va, nu ir jie gyvena, o dabar aš nežinau, Novosibirskį gali dabar yra, tie kaimi Šeduvų, Baisogalą yra, tai va, 63 metų sukilimą išvežti žmonės, ištremti. Tai va, iš Šeduvos buvo ir išvažiavo ir grįžo dainos, par juos grįžo atgal į Šeduvą dainos. Kokia atmintis? Kaip? Sakau, kokia atmintis
tai Nepamiršo kalbos, ten nepamiršo Ne. dainų. tarmiškai. Mm. Tarmiškai močiutė kalbėjo, kart su mum į dainą mes pradėjom, mes visos nemokėjom, in pabaigė. Mm. In pabaigė, dabar nebėra jos, in mirs. Bet daug in dainų šėdų, tai va, muzikologė, etnomuzikologė Burkšaitienė labai bendravo su jai ir suprantate, labai daug dainų įrašė šėdų. Ir mes folklorį dainuojam jos dainas, bet buvo Lazutkaitė, užšėdavo tų Lazutkų buvo, bet daugiau nebeatsimen tokių metų kas. Bet va to atsimen Lazutkaitė, Lazutkas išvežti buvo į Sibirą 63 metais, va, ir tenai, ir parvežė atgal tėvų dainas. Matot, kokie stebuklai buvo pasaulyje. Taip. Kaip viskas, kas yra šventa, kas yra brangu, tas nepražūst. Nepražūst. Tai va matot, nu tai daugiau tai nieko nebegaliu pasakyti, tik sako, apie tos kalus, jeigu šiandien žiūrėtų to vieto, tikrai rastų to vieto, bet O kiek jums yra metų? Galit pasakyti? Taip. 88. Bet dabar kovo 9 bus 9. Daug. Man 88 metų. Tai va, į mano tai draugė taip pat 88, kur jos sodybų rado kaulus. Jos motinos sodybų rado tos kaulus. Va, Paligons kur buvo. O liūdniks manėž, iš kur ta manėžo gatvė? Čia daug visokių tų gatvių yra. Į sportą gatvės, čia buvo ta gatvė mūsų, dabar pavadinę sportą jau, gatvė tarybinės metais, čia buvo Bernardinų gatvė, dėl to, kad čia va, už mūsų va, čia va, buvo Bernardinų vienuolins. Bernardinų vienuolins buvo ir suprantate, vienuoliai gyvena, jie gyvena jau viso to, jie patarnavo ūkininkam labai, ir klausė išpažins, gyvulius gydė jiem, viską tie ūkininkai dovanoja 2 hektar žemės jiem. Va, 2 hektarai žemės yra. Tai čia daugiau buvo ir jie to viso ploto apsodina gluosniais. Apsodina gluosniais ir viską. O dabar žinot, kas maišą gluosnis, kiek sunaikina, kiek išpjovė. Tos gluosnis kūrų va, kam, nu, daugiau jau vienas yra palikęs tėva. Straipsnis buvo, mačiau. Pradžių pasižiūrėk, vaikeliu. Matai? Tai jam jau 200 metų tam gluosniui. O tai jis dabar dar ir išlikęs yra? Yra. Yra. Tai žinokit, atvažiavo irgi tą gluosnę, jis su mašinė, su priekapsu, binda piuku, atvažiavo pjautą gluosnę. Man praneša žmonės, aš čia greičiau, damat pavaikščiojo gerai. Dabar žinokit, ruošiamės į dainų šventį važiuočiau, ko, da draugė man atėjo dainininkė, paskambina man, sako, atvažiavo, sako, žiūrėk, sako, pjaus savo gluosnį. Jų vieno šako nupjovė. Tai kaip lėkio, išliurs paliko ir visko, pasimėjo pagal, būč užmušęs susen. Būč užmušęs susen. Nu, tie vaikai sako, va, gerai, tas sensis įgundai pabėgo. Tai daugiau aš jam uždraudžiu į to futbolinį net užėjti. Tai čia jūsų gatvės? Nu, tai va, už mane, va čia viską futbolinė. Ir gali tą futbolą, va tas mes, kaip sargas. Kaip sargas, pasilika vienuolių pasodins mes, va tas. Tai žinokit, kai sukėlo ciongo, ant viso rajono, viso baidžio susikviečio, į to senę atkvietė. O Jėzus Marija, aš sako, tai vaikai sako, jeigu motin tiek parpėjo, aš už to medį, Jėzus, jis nieko neprašo, nieko, kuo jis tau tu gyventi toliau, kodėl tu supranti, eini tą medelę pjauti. Ko tu eini pjauti tą medelę? Jis jau nereikia valgyti, jam duoti, neprižiūrėti, nieko, jis viens laukuos auga.
Va, ko tu nori pjauti, bet matot, kiek žmonės yra beširdžiai. Tai vaikai sako, jeigu man būtų pavysto senti, nebūtum į dainų šventę važiavęs, bet būtum jie raštinį uždaryti, sako, būtum užmuštos jai, būčiau užmuštos jai. Žinokit, bet aš išgelbėjau, daugiau susikviečiau visą rajoną valdžią, į žmonės čia susėję, kodėl jie daro, da iš ošklenį, daug išvieštos ošks, ir pasakau, kad į futbolinį kojus neįkels, įkels kojų gatau, mirti saubos, duos taip, kad negalėdam už tų medelį. Į vietų tą šakos nupjautos, jam liepia pasodyti kelis medelis, va, tam seniui. Bet jis dabar kojas nebeikeli futbolinį. O čia daugiau vietų kaip išvažiavo, vienuoliai išvažiavo, tik rusų valdžių buvo padarė, popiežių buvo padarė. Bet šiandien tų ruskių labai mažai buvo, čia bažnytėlai buvo pastatę, bet nieko nebuvo, tik tie popai išvažiavo į Radviliškį, o čia nuomavo žemę, o daugiau kaip 18 metais Lietuva atsėmė, tai to žemę atidavė jaunimu. Tai prisivežė jie ten žemę, padarė futbolinį. Užšardo futbolą nuo pat prieš 18 metų, tai futbolo žaisdavo, bėlė kokiam plauti, krepšinė ne, bet futbolo. O aš esu dabar futbolo administratorė. Kaip po šiai dienai. Man stadioną buvo atidariums irgi babų kartą. Aš 73 metais atgyvenau, aš atsimenu, kad nuo mažai dienų čia futbolo buvo. Nu, tai matot, į viskas. Tai va čia jo. O tada jin atėjo iš Sibiro. 63 metų išvežtų žmonių ir va kaulai, bet kaip tik patikrinti, ar tai apsimok. Apsimokti vainikai. Semelis, tas kaip pamiklos saugais, visko gerai žinome, mes į daug kartų buvom nuvežę. Į vietų... Patikrinti reiktų. Jeigu išeitų susitarti su tos sklypo savininkai kažkaip. Tai aplais, kas sakė, čia daržai, jau sakė, aplais, kiečiasi apaugęs, bet jiem, man pirkit žemę į tą kaskį, tu kas tave 8 hektarų žemės pirks aplaistų žemę, nieks jų neperk iš jos. Nu, galėtų kažkiek pinigų sumokėti, kad ten darys tyrimus ir tiek, o ne kad nupirkt žemę. Nu, aš jai sakiau, sako, tu sako, duok to žemę, tegu būn, sako, jeigu atrasiu, gal kito karto, sako, padarysiu, kelį padarysiu, atsilygis kiek tau. Suprantu, jeigu to laiką aplaisiu žemę, kiečiusi apaugusi, tik tau baudą tik gali uždėti. Nu, aš nežinau. Čia rajons, jeigu susijomtų, jos daug rada rajon dirba, jeigu rajon susijomtų, tai padarytų. Ką jau čia? Dieve mano, dabar klausykit, mano vakėjams yra, jeigu reikėtų, tik aš neduočiau, jeigu reikia pakast, paieškoti ką. Tegu ieška. O jie, matai, pinigų nori užsidirbti. Norint pinigų užsidirbti, va neduod. Neduod kasiniai. Būtų pakasinėjai, būtų atradę. Va mūsų ketvirtadieniais, va, į tų upelį, sako, tenai laumės vėlai, už vėlais jom. Negalim buvo upelis, mes gaudydavom žuvels, va, ne tik vaikai, bet į suaugę būdavo žuvį, tenai būdavo tų vėgelių labiausiai. Į tiltelis buvo, par to tiltelį praeit buvo, va, ir suprantat, mūsų nelaisdavo, bus sako, vėlai vėlizno jo laumės, ir jeigu nutvers vaiko, tai jį už vėlais, va. Jeigu nepasakys jos vardą, iš kur tu žinai, koks jos vardas tos laumės, va. Nu, į daugiau vis sakydavo, nėra reikalai vaikščiai pavakoniškai, nu, tai va, panašiai to vieto, kur dabar tie kaulą, va, sako. Negalim, bus sako, žiūrėkit, gerai pasižiūrės,
mygla, kai būn, bobos baltai apsirengė, vaikščiai, laumės tenai vaikščiai, pieno atėminėjai iš karvių. Tai va, tokiom dienom mums nebelaisdavo tenai. Įmatyt pats tėvai, tai tikėję, kad taip yra. Tai va, matot, tai mes taip įgyvenam. O dabar tai nebėta upelė visko. Akmenai buvo, žirūčia viską, o pievas kokias gražias, o kokių gėlių buvo. Tai atsistojo prie tą upelę, taip verkios skaudžių, taip verkios, nebėra, nei tų pievų, visko sunaikina, kur tie didžiuliai akmenai palika, gal kas sudėję į koks pamat, su žeručiu, blizgėdavo. Nu, o to vietos, kai tas sakė, kad buvo ežers, įaugdavo tie pūkai, vadinam dabar švylis, jie raudono kryžiaus rašyt, atipildavo piln. Tai vis mūsų vaikystė praėjo. Tenai jaunystė, vaikystė praėjo vakoniškai. O dabar nieko, tai va, ta gatvelė taip jinai tiesiai į upelį. Tenai nieko, dabar buvo Stanevičiaus žemės, o dabar tai aš nežinau, bet kad ten jau tikrai nieks nieko nesakytų. Buvo su. Vat aš jums to viso kompakto Padovanosit, ačiū. Užrašyt, ni čia galvoja, kad čia svarbu. Taip. Ni tą net negalvoja. Nieko nežinau. O svarbu čia nesvarbu, kad, o jeigu kas užkliūva į galvą, nu tai va, pasilika. Atminti jau tai taigi nebuvo, nei užsirašymų, nei tų telefonų, nieks nežinoja. Daugiau iš Šeduvų atsirado vienas telefonas šipas Bukauskų, Kėdainių gatvė. Tai jis marė, jeigu jau labai didelis koks jo įvyks, prie daktaro, prie ką, taigi nelys pa žmogų, neradės, jau turėjo gatvelą. O mūsų gatvelą mane išturėjo, vienu radė toks Savickiuks, Vladziuks vačiom galą, va čia prie tą manėžios galą, kur buvo, tai laikdavo žiūrėti žmonės, nu, klausytus radijo, žinai, kaip amerikonai melavo visą laiką, kada ne pirmo, tai 15 ateisim. Tai mes nusekdavom, jeigu biškai kur pasiklausyti irgi, tai Dievo radijai stovi, kamp pastatyt, pabūn, einu tyl. Vėtas Bladziuks, Savicks, vėliak lend po tom staliok, į vandenį kažko tai tos elektronus, kažkoks tos radijos įkiš, Dievo pradė šnekėti tą radiją. Nu, tai buvo didžiulis išradims, visi vandenį tik išdavo, va. O daugiau vien gatvelą nusipirka radiją daug vėliau. Tai tai man tada tėvai neidavo, vaikai mes už tvoros tik paklausydavo, kad kanavatin, iš dėžės kalb, kažin kas tik kastydavo gali būti tos dėžės, kai jis taip kalb. Nebuvo. Ne elektros nebuvo, niekai gyvenam. Buvo į vakarai geri, į pasakojimą daug labai būdavo, o nuotykių, o jie vienam taip atsitiko, tai apie vaiduoklius viso, ką pripasakodavo, o jie tu manai, mes bijodavom jo į viso, ką būdavo. Nu, žmonės gyvena kaip išėję, bet buvo jie draugiškesni, ne tiek kaip dabar, kad viens kitą nebepažįst. Tam pačiam nam gyventa, o pačiu gatvelą pykstas, o čia visokie, kaip rodo par to televizijų, to pagelbų ėjo, pykimas į broliai, vis dėl tortą. Nu, anksčiau tai nebuvo, taip nebūdavo, draugiškai, kaimynai. O jūs ką nors žinot apie partizanų šitos kraštuose? Apie partizanus, kodėl aš nežinosiu, jeigu partizanai buvo mano augiami. Jau kaip man buvo 13-14 metų, atsirado partizanai, žinau. Tai papasakokit.
ko papasakot? Nu, tai ką jūs pažinojot, ar buvot ryšininkė galbūt, ar jūsų šeimoje kas buvo? Aš galėjau būti ryšininkė 13 metų, kokį 12 metų buvo. Nu, tai gal ką nors padėdavote ar kažką? Na, broli mano, tai čia Triregių miškių būdavo, tai buvo miškiniai irgi. Tai broli mano surinkdavo visokių, tai būdavo nuo karą primėtytų, tų žinai visokiausių. Tai jie visko surenka, neždavo miškinę į mišką, broli mano. Nu ko, atsimenu, kaip mačiau tos pačius gimnazijus vaikščiojant mokyklos kalidrės, mačiau gulinčiam gatvės paguldyts, sušaudyts. Kaip guloje mačiau. Mačiau, kaip Plechavičius armijos išėjęs mažesnį per lango žiūrėjom, o anksčiau būdavo gimnazijoje, tai jo suaugę vyrai išeidavo. Į mokyklą eidavo, kad galėdavo, kad ne tai, kada dabar 7 metai į mokyklą nebuvo, taip, kada galėjo, tada jie. Atsimenu, kaip mes per lango žiūrėjom, dainuodami išėję. Jo, mes, kai sakom, buvom 8 klasė jau buvo paskutinė. Mes daug metų mokėmės, pirm grupė, pirm skirs, 4, daugiau 6, o daugiau tik į gimnaziją. 14 metų mokėmės, jo paskutinė klasė buvo 8. Tai va, per langą mes žiūrėm, išeina jaunims, tamsi naktis, jo nieks nelaukia, tave jaunystė, kas priglūk, dainuodami išėję iš Šeduvos gimnazijos gint Lietuvos. Atsimenu. Nu, tie miškiniai, kai buvo atsiradę. Nu, tik tiek aš galiu pasakyti, kažkaip žmonės labiau gailėja ir labiau užjautė miškins, negu striubs. Striubų nemylėjo. O miškinių gailėja, jam visokai kažkaip, tik pas man yra kompaktinė diska, mes įrašėm Šeduvio kraštą partizanų dainas. Gal galit kokią sudainuot partizanišką dainą? Na, tai kaip nori aš, nu jeigu, gal čia nebežino, kiek aš čia turiu tų partizanų dainų. Nu, vieną kokią nors. Kompakto. Gal galit sudainuot dabar kokią vieną dainą? Oi, rauda, rauda, motinėlė, sūnelis nebegrįš, klausyk, kad tau raiba, gegutės sodnelį pasakys. Klausyk, kad tau raiba, gegutės sodnelį pasakys. Kokava raibai gegutėl, įlaužė šakelas, suprata sena motinėla liūdnas naujienėlas. Suprato sena motinėla liūdnas naujienėlas. Po kryžium aukštajam kalne suklupusią mačiau, vardu iššaukė partizanai ir liepė kelk greičiau. Vardu iššaukė partizanai ir liepė kelk greičiau. Oi, kelkis, kelkis, o partizan, sūnelį Lietuvos, dar nelaisva mūsų tėviškėlė, dar reiks ilgai kovot. Dar nelaisva mūsų tėviškėlė, dar reiks ilgai kovot. Nu va, aš tą dainą žinau, kai dabar dainuoju. Da, pagal man, aš tikrai už Lietuvą gal galvą valdyti, bet dabartinė Lietuva man atrodė kaip kryvam veidrodį. Tai aš sakau, kad da nelaisva mūsų tėviškėlė, dar reiks ilgai kovoti.
da nelaisva. Čia visokios jėgos, visokios partijos, visokios, suprantat, savo interesas kovoj apie Lietuvą nežiūri. Ne, aš nepatenkit, tegu man kažinkas, aš stovėjau prie aukščiausios tarybos parnaks, bet mes 12 dieną išvažiavam vakario namo, į naktį išgirdom, kai jau šauda. Buvo, kai tankai būdvėja, kai, va, tai kaip pasaka, kad va, matai, nieks, kišia po tankas, kad ginkluot, nieks neturėjo ginklą, su dainom, su muzik, su dainom. O noriu paklausti, o kas tas partizanam dainas kurdavo? Vyrai? Patys partizanai? Nu, patys. Ar jų ten seseris, mamos? Klausykit, iš kur liaudės dainų tūkstančių. Patys žmonės kurdavo. Va dabar, kuris tie kompozitoriai nesukur, tiek, kiek sukur. Ir tokios gražios dainos, tie žodžiai prasmingi. Sakalai, sakalėliai pilkiai, kur padangė besiraižote sparnais, ar nuskrisi tenai, kur mylėjau, kur ilgėjos ilgus metelius. Gal ilgai dar reikės mums kentėti, gal krūtinė miške, kur užges, ir ant kapo krislapai rasoti, o žinelės gal nieks neparneš, ir ant kapo krislapai rasoti, o žinelės gal nieks neparneš, veltui lauks motinėlė senoji, jau nebeverk motinėlė senoji, tavo sūnus tikrai nebegrįž, partizanai vien šautuvas broliais, ateitis tik šaltieji kapai, veltui lauks mergužėlė jaunoji ir nerims jos vardienė širdys. Tai va čia sumaišė, partizanai vien šautuvas broliais, ateitis vien šaltieji kapai. Nu, tą dainuodam dabar. Va, baisiu vieno, ant gatvės gulėjo lietuvis, jo kraują žiūrėjo purve, lietutis jam veidą mazgojo, raudojo nakties tamsuma, lietutis jam veidą mazgojo, raudojo nakties tamsuma, vargonai bažnyčiai negroja, nelydi jų nieks į kapus, varnai jam akis iškapojo, motulė tai tavo sūnus, varnai jam akis iškapojo, motulė tai tavo sūnus. Kai krauju mes laistysim gatvės, motulė manęs neraudok, žinau, kad tas kraujas pralietas už laisvę brangios Lietuvos. Žinau, kad tas kraujas pralietas už laisvę brangios Lietuvos. O kai nuaidės laisvės šūviais ir brolius į pergalę kvies, nekelsas nuo gatvės lietuvis, švęs pergalės jis neateis. Nekelsas nuo gatvės lietuvis, švęs pergalės jis neateis. Nu, davin. Kovos laukuos raudojo šūviai, kovos laukuos raudojo šūviai, ir saulė leidos verkdama, apnuoginti lavonai guli, ant gatvės tiesiant KVD, apnuoginti lavonai guli, ant gatvės tiesiant KVD,
ir neateis šiandien motu. Po šurnais, po galva krūm. Matai, akmenų, o vietoj pagalvio padėta. Aplinkui grindinys tik kietas, po šonais krūva akmenų, o vietoj pagalvio padėta, pluoštelis krūvinų šiaudų, o vietoj pagalvio padėta, pluoštelis krūvinų šiaudų. Ir neateis šiandien motulė, sesuo gėlės šiandien atneš, tik vėjas debesį atpūtęs, palaistys kapą kaiviškas. Ir vėjas debesį atpūtęs, palaistys kapą kaiviškas. Ir vien už tai, brangieji, šiandieną kapą skiriamos, kad savo tėviškę mylėjot ir josios gynėte laukus, kad savo tėviškę mylėjot ir josios gynėte laukus. Kiek atsibėt, žinai, kad jau daug tų dainų. Ir taip gerą atmintį turite. Daug tų dainų. Yra mano kompaktai įrašyti, Šados kraštą, partizanų dainos dainuodavo. Dainuodavo žmonės, tikrai dainuodavo. Ir skaitas ir vėsi skaitas nesmerkė. Žmonės paprasti nesmerkė tų partizanų, kiek galėjo, tiek gelbėjo, tiek viską, o nudydums išėję kaip dundėję, aš vakarą vaiks atsimenu, rytuos daužas, patranko daužą, rytuos visus daužą žemę po lėktuvai skraida, bombarduoja. Visko supranti buvo, tai sakydavo, parskaitęs margą popierėlį, jo veidas taip išblyško, nežino, ar jam eiti frontą, ar bėgt greičiau į mišką, galvoja, dusauja, gaila gimtų namų, jam gaila mylimos mergaitės jos mėlynų akių. Naktimis tėviškę aplanko. Matai, kaip užkia. O rytą vėl jie eina į mišką ir riešutėlis krenta. Ir vėl tamsi diena, ir vėl tamsi naktis. Į kovą lietuvį, kol laisvė mums nušvis. Daugelis slapstosi miškuose, naktim namus aplanko, o rytą vėl jie bėga į mišką ir riešutėlis kremtava. Tokios dainos. Dainos buvo. Bėga, aišku, į fronto nieks nenorėjo eiti, nors jie neturėjo teisės imti okupuotos šalies jaunimą į karo, bet ėmė. O žinokit, aš ant Amerikos, aš neturiu geros širdis. Aš pat atsimenu, kai būdavo, kai sako, per tokio radijo, kai vandenį įkiša, aš koks įvai pradėt šnekėti. Būdavo, eidavo žmonės klausyti. Iš balsą, sakydavo, iš Amerikos balsą. Ko jie šnekėja? Eikit į miško, mes skane 1.15. Ateis iš vados. Viso laiko. Tai kaip jisai į fronto, ne, žūt, kas į miško išėjo,
pabuvo, ateis išvaduos. Melava, Amerikos radijai, melava. Aš savo ausim girdėjau, sako, kalbėjo vaikė, kad ne 1, tai 14. O tai nuo kurių metų jau tą Amerikos balsą čia girdėjot? Nuo 45? Ar vėliau? Ne, vėliau. Prasidėjo Rusks kaip atėję pradėjo klausyti Amerikos balsus. Kad laikykitės, nepasiduokit, skaitas Amerika nepripažįst okupacijos, o to aš pats savo ausim girdėjau ir ne mano amžiaus žmonių, belie katrą paklaust, kad vėl žino, klausė, melava. Ėję visi miško, ko į frontą eit, ėję į miško, o paskiau, kur juos vis sukišę po žemėm, sukišę po žemėm, kad, kai sako, raud motinėlą išlaid sūno į miško, verkė girelą prie lietuvę, kapą supiltą po žalį berželį. Melava, žmonės laukia. Taigi yra, čia jeigu jūs internetu turėte, paskaitykit, kaip partizanai rašė, popiežių raštą, kad mes ant mirties lankščiai, mums gelbėkit. Jį buvo pasaulyje visom kalbom paskelbti. Kas atėjo? Kas padėjo? Kas padėjo jauns vyras užkasė po žemę? Čia Amerikonas sustatė ant muškos mūsų jauns vyras, patriots, a Rusk sušaudė. Aš negaliu pagalvoti, kai dabar ir to Ameriko ant tų lavonų užšokam, lavonų čia gulėjo, daugiau paskiau kažkas įsijungia, kad nebegalima gatvės guldyti. Tai čia, kai dabar bibliotek čia buvo saugumą žydus kaip išaudė, tai daugiau čia buvo saugums, buvo daržinėlai gulėdavo paguldyti. Baisus dalyks buvo, baisus buvo. O kur Amerikons, ais matė, ais padėjo, nors kiek išgelbėti, kad išgelbėti tuos jaunus žmonės, kur ėjo už tėvynį. Jie norėjo, kad laisvų Lietuvų, dabar vokiečių, oi, kai gerbėmi. Apie ko dabar tau sakyti? Nu tai apie ką pasakojat, kaip išbėga į mišką tas Polikarpas. Ai. Nu Tai o šį kaip jį pažino. Čia Šeduvo, skaitas, gyvena ją sesuo. O tie Grybauskai, jie kažkur tipai nugrinkiškė. Nugrinkiškė, sakė, biednėje buvo 7 hektarų žemės turėjo tie. O šalimis gyvena Mirončiukai, labai turtingi. Bet ta Grybauskiukai buvo labai gražus. Ir ta Grybauskiukė, ta vandutė buvo labai graž, ir tas ūkininkas apsivedė jo. Ir daugiau, žinai, per karą buvo ateiva, kad dėjomdavo į kariuomenį, jeigu dirbi prie gelžkelio. Ir tas Mirončiks, jis jau bagot žmogus buvo, viską įsitaisė prie gelžkelio Radviliškį dirbti. Jie tenai daugiau gelžkeliečių kilodavo, atkėlė juos išėdavo Mirončiko. Į Mirončiką žmontą vandutę Grybauskaitė bus. Ir gyvena Šeduvo, čia pristotis geležinkelė. Negaliu pasakyti, kad blogšiai, gražiai gyvena, mergytės buvo, vien mažutė mergytė mirė, jiem, To Grybauskaitės tėvas koks jisai buvo? Tai palauk, tu turi kantrybę. O Grybauskaitės tėvas buvo Mirončikienės brolis. Ta Mirončikienė Grybauskaitė, jin parsivežė motiną. Pas savį Šedbo, Julijono.
Polikarpą motiną, į jos motiną, parsivežė ant Šeduvoj palaidoti yra Julijon Grybauskienė. Va. O daugiau atvažiavo į Polikarps, pas čia atvažiavo. Polikarps, nu jis susidraugavo su Valetva, su Valet susidraugavo, o jin dirba metrikinė. Na ir suprantat, jie apsivedė jie. Ir apsivedė į viską, nu ir daugiau jie čia darbą, mat po karo labai daug tai Klaipėdų važiavo darbą ieškoti, į Vilnių važiavo, nu ir Polikarps ieško, bet aš jį kaip atsimenu, kadangi ta Valytė buvo jis sirat, tėvai buvo išmirę, tai va, tų žvėjų gatvelą, ne žvėjų gatvelą, Žiliūnų gatvelą gyvena Stryla toks. Stryla tos užstrylinė į tos Valytės motinų buvo seseris, tai Valytė glaudės pritetos. Va, ir kaip apsivedė į Polikarpstį pas jos atėjo, labai padorų žmonės, Strylos vis puodžius būdavo, lipdydavo tuos iš molio puodus, labai dori žmonės, labai viską žino. Ir suprantu, mes ten nuolat laikdavom pas juos dėl to, kad jeigu padaro kokį uzbunėlį, žinai, neišeina jam prekinės išvaizdos, atiduod mum. Birbinių tų pridarydavo švilpukų. Nu, daug deglyčių buvo toliau, į to deglyčio, nes jeigu, žinau, kad į mum davė, o parsinešė kreivas rūbis, bunėlis, jeigu jų nebegali nešti turgo, tai atiduod. Tai mes jau Polikarps gulėdavo atsigulęs tenai toj dirbtuvėj, prie tas Strylos. Gražas, labai gražus, aukštas, gražus buvo vyrs. Jis, nu, bet aš neatsimenu ją dirbančią, va tokia, va, nu, toks buvo, nu, kaip tau pasakyti. Nu, neveiklas, ne tai, kad matytum dirbantį, atėtų prie tą seniuką, apuodus matytum, toks viską. A daugiau su tai Valytė gyvena, ta Valytė jo neiš pasilika, jis išvažiavo į Vilnių darbą ieškoti. Sako, gal darbo rasi, žinai, skaitas į šeimą pasiėms. Išvažiavo ir susitiko Dalės mamą. Dalės mamą susitiko ir kaip tai jie susidraugavo, kaip tai aš šitą nežinau, susidraugavo ir supranti, ir skaitas, ir pradėjo su jai gyventi, daugiau jis suklastoja savo dokumentus, kai jis yra nevedęs, jis susimetrikavo su Dalės mamą. O ta Valytė, jinai šiandien gyvena Šeduvoj, Grybauskienė. Pirm žmona, jos tėva. Nu, gimė vaikiukas Albertas, Polikarpas sūnus gimė. Daugiau, nežinai, labai vargiai gyvena. Nu, ir supranti, ir daugiau, ir padavė į teismą, alimentam. Kai pradėjo čiupinėti alimentams, pasirodo, kai jis antrų kartų vedės. Tai aš nežinau, buvo jis bausa, nu buvo už dvipatystį, buvo jam bausmė, bet daugiau jis jo atvažiavo pas Valytę, nu jis sako, reikia išsiskirti. Valytė pasakė, sako, jeigu aš tau nereikalingas, tu man 100 kartų labai nereikalingas, jeigu tu tik gali. Nu ir išsiskyrė, sutiko ir išsiskyrė, nu tai va. O daugiau jis to vaiko būdavo, jam alimentus mokėti reikia, jeigu jis pasiim pas save Vilnių to vaiko, tai tada jam nereikia mokėti, nu, neturtingai gyvena. Nu tai supranti, į Albertas buvo, į Vilnių išvežtas, irgi pas tėvų buvo išvežtas. Nu tai jis Dalytė į darželį, sako, vesdavo, aš šitą nemačiau, bet tai va Grybauskienė jis sakė. O daugiau jis jau pradėjo prašyti, žino, ką man pasiimą net gali. Tai ten nuvažiavo, nu, sako, mačiau tu Dalės mamą, bet ten tokį raminčiam, neš, ir jau sako, polo,
ne aš jos bariu, nekuliu, ne nieko, nu kaip yra, ir viskas, jin pasimėto vaikų ir parsivežė. Nu, daugiau gyvenama Maniežo gatvelė, mūsų grįžva čia, o parkeliukų jin, on būta gyvena. Gyvena daugiau, supranti, turėjo daugiau kito vyro, tokį, bet tas vyras, dar sugyveno antro vaiko, bet tas vyras džiuvo, turėjo numerį, paliko jai du vaikų, vienas Polikarpo, viską. Nu, va, taip, bet jis tikrai, jis nebuvo ne prie kokių tų, kad kaip dalyvautų kažkokias, papras bernas buvo, papras bernas buvo. Jis tikrai nedalyvavo ne prie kokių KGB, ne kokių, kai tėva, kad rašė, oi, Vaidalė padėjo, jas ir visų, niekais nepadėjo, tai dalį, nikokiais nepriklausė, daugiau, kaip Valytava sakė, kad jis dirba gaisrinėje. Gaisrinėje dirba ir viskas, bet jis tikrai politikoje ne ją prot buvo vadovauti, tai politika. O kaip jis išvažiavo į Vilnių, Tišeduvė, tai šnekė, kad Polikarpas apsivedė Lenkiją pardavėjo. Va, tai čia kalbas tokios yra. Nu, tai va, o daugiau vis užmiršo ir viskas. O tie Mirončikai dalytis, jo tėvas seselą, jin būdavo atvažiuoja, kad išėdavo po viską. Labai padorų žmonės, labai geri buvo žmonės, viską. Labai gražiai